Labas, kurį laiką nesimatėm. Taigi šiandien sugalvojau padaryti tokį projektėlį, eksperimentą galima sakyti, nes niekad nesu to daręs. Dažymui naudosiu štai va tokius dažus, tinkančius odai. Na, o vairas atrodo taip. Tai nėra jokių įplyšimų, tačiau pagrindinės vietos, kur yra daugiausiai liečiama, yra tokios pasitrynusios ir kitokios spalvos negu visas likusis vairas. Tai iš pradžių galvojau, kad nusipirksiu dėvėtą geros būklės vairą, bet tada pagalvojau, o gal pabandysiu šitą būdą atgaivinimo. Taip pat yra galimas naujos odos apsiuvimas, tai naudotas vairas ar odos apsiuvimas praktiškai tiek pat kainuoja. O šitas būdas kainuoja apie 5 eurus, tai tikrai verta pabandyti ir jeigu ką, imsiuos kitų priemonių. Blogiausia vieta yra viršuje, tai ten yra tokie gilesni pažeidimai, nežinau ar kažką bus galima padaryti su tuo, bet pabandysim. Tai visų pirma, ką reikia padaryti, tai išsimti vairą. Yra ir būdų, kaip aptvarkyti vairo būklę nenuimant vairo. Tai man tas būdas pasirodė nelabai ilgaamžis ir aš nusprendžiau imtis rimtesnio būdo, tai tiesiog išsimsiu vairą, šiek tiek jį pasišveisiu su labai švelniu švytriniu arba kempinėlė tokia grubnėse ir tada padengsiu keliais sluoksniais dažų. Pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai atsijungti akumuliatorių, nes išiminėsiu oro pagalvę, tai kažkokių netikėtumų nenoriu sulaukti. Prieš pradedant, žinoma, reikėtų įsitikinti, kad vairas kaip yra įmanoma tiesiau pastatytas, užrakintas ir taip bus lengviau jį vėliau statyti į savo vietą. Čia pas mane yra antros kartos Lexus IS, bet visose automobiliuose procedūra yra labai panaši. Tai visų pirma reikia išimti oro pagalvę. Tai padaryti galima nuėmus štai čia plastiką ir kitoj pusėj taip pat išsukam varšiukus. Tai išsukus varšiukus galima atsargiai ištraukti oro pagalvę. Čia mes matome piškutės, kurias reikia atjungti ir taip pat ten. Atjungus visus laidus galima išimti oro pagalvę ir padėti kokią saugią vietą. Dabar mes išiminėsim mygtukus. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kaip yra išvedžioti laidai. Tai matome, kad štai šitie laidai yra užkišti čia užtvirtinimo, kad jie netrukdytų vairui sukiotis. Tai taip pat reikės ir atgal viską įdėti. Atsukus varžtus ir ištraukus štai iš tų fiksatorių mygtukus, jos irgi galima padėti šuoliu. Išsukam varžtą ir turėtų vairas išsiimti, kiek jį paklibinus. Turime vairą dabar pasidėję ant stalo ir štai yra tokia situacija, gal dabar geriau matysis lauke. Čia yra blogiausia vieta ir matome, kaip nusidėvėję yra kitur. Čia yra gera pusė, čia mažiau yra liečiama ir nėra oda pažeista taip labai. Tai valymam naudosiu odos valiklį, seną dantų šepetuką ir teptuką. Taip pat turiu prisiplėšę šią senos paklodės skiaučių. Tai aš dabar tiesiog gerai ištrinu tą valiklį, kad visur jis įsiskverbtų ir nuvalysiu su skuduriuku. Tai efektas tikrai matosi, nes net purvinas toksai vanduo eina nuo vairo. Štai taip atrodo skuduriukas po valymo, tik tai yra vienas blogumas. Vairas, aišku, gerai išsivalė, jau net po pirmo tokio pašveitimo, bet kas atsitiko, tai viršus, kur buvo labiausiai pažeista, pasižeidė dar labiau. Tai atėjau čia šiek tiek į mašiną pasislėpti nuo vėjo ir pasakyti, kas įvyko. Tai bevalydamas vairą pažeidžiau viršutinę jo dalį, ten kur buvo labiau pažeista ir oda plyšo. Taip atsitiko dėl to, kad oda buvo šiek tiek drėgna ir per stipriai patryniau su skuduriuku. Tai žodžiu, situacija yra tokia. Čia jau vairas taip atrodo po trynimo su kempinėlė tokia šiurkštesnė. Ir taip pat pastebėjau, kad geriau iš tikro naudoti yra labai smulkų švitrinį, jis taip labiau išlygina odą. Na, viršuje yra tokia situacija, kad dviejose vietose tiesiog oda įplyšo, tai čia
Ir čia atsirado skylės. Galvojau mesti filmavimą, nebedaryti šito vairo, nes tie įplyšimai jau yra nebepataisomi taip lengvai. Be odos persiuvimo, tai gražaus vairo aš nebeturėsiu. Ir tiesiog galvojau mesti šitą vairą per tvorą ir užsisakyti kitą ir nebefilmuoti šito video, nes feilas čia. Bet iš tikrųjų pagalvojau, kad filmuosiu visgi iki pabaigos, nes tokių video kaip šis reikia internete, kuris parodo, kad ne visą laiką viskas pavyksta ir ne viskas taip gražu, kaip atrodo ekranuose. Tai tiesiog tęsiu toliau, pažiūrėsiu, kas gausis, pasižiūrėsiu, kaip tos mažiau pažeistos vietos priema dažus, o tose vietose, kur yra dideli pažeidimai, įplyšimai, uždėjau momento, kad labiau nesiplėstų grįžtanti oda ir dabar apsidengiau ir pašvytrinsiu tuos klijus, kad būtų tolygiai ir nekliūtų pirštas sukant vairą. Klijus sušveičiau su 1200 ir šiek tiek grubesniu iš pradžių. Tai situacija yra tokia, susilygino daugmaž, šitas gal ne taip labai dar yra įdubimas, na bet mes čia nesigilinsim į tai. Viršuje taip pat matoma, kad paviršius irgi nėra lygus, bet aš jau čia nebenoriu daugiau šveisti, kad dar vienos skylės nepratrinčiau, nes ten jau oda tikrai nėra puikios būklės. Čia irgi matoma įbrėžimų, kuriuos reikėtų irgi dar praeiti su švytriniu, ką aš dabar ir padarysiu. O čia šitas įbrėžimas iš tikrųjų yra nuo tos kempinės, kuriuo aš iš pradžių naudojau. Tai geriau naudoti yra švelnų švitrinį, mano nuomonė. Taigi dabar mano planas yra užsidengti viską, ko nenoriu apdažyti, nuriebalinti paviršių ir tikėtis geriausio. Mano planas yra dažyti 3 kartus ir dar gal 2 kartus galinę dalį. Pirmą sluoksnį tokį lengvą užpurkščiu, kad tik tai padengtų visą paviršių. Na ir štai kaip atrodo po 3 kartų dažymo. Tai sakyčiau visai neblogas rezultatas. Jeigu ne tie įplyšimai viršuje, tai sakyčiau visai neblogai. Aišku, ten, kur labiau pažeista oda, tai matosi toks porėtumas. Bet čia žemiau, kur buvo tik tai taip spalva pažeista, tai tikrai visai neblogai. Sujungiau viską atgal, prisukau vairą, uždedu airbagą ir pasigrožėsim rezultatu. Tai žiūriu šitą vairą ir džiaugiuosi, kad nenumečiau šito projektėlio ir tiesiau toliau. Gavosi visai neblogai. Nes negaliu sakyti, kad gerai, visai neblogai. Tikrai geriau negu buvo. Jeigu ne tos 2 skylės, kurios atsirado bevalant vairą, tai tikrai būčiau patenkintas. Tai manau tikrai geras būdas atšviežinti savo vairą. Na ir jeigu jums patinka tokie maži eksperimentėliai, tokie projektėliai, neužmirškite paspausti laiką, parašykite komentaruose, ką dariau blogai, ką dar man patartumėte kitam kartui, gal turite savo pastebėjimų, tikrai dariau pirmą kartą ir nežinau, kaip čia iš tikrųjų reikėjo tinkamiausiai elgtis. Tikrai nemanau, kad moment klijai yra pats geriausias būdas užtaisyti tas skylės, tiesiog tuo metu man šovė tokia mintis ir galbūt laikys, pažiūrėsiu. Parašysiu komentaruose, kaip man sekasi su tais dažais, ar nenusityrė negreitai, ar nedažo rankų, nors abejoju, kad dažys. Po kiek laiko parašysiu komentarą su savo pastebėjimais. Ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitame video. Bye!